Pirmadienis tai prasideda taip, kad mes važiuojam tiesiog į vasarą, minus 500 laipsnių. Viską susirezervavom savo, su vaikais važiuojam čiūs, miegučio darysim, filmus žiūrėsim. Ko čia tokie? Eik tu savo. Pažiūrėkit, kiek aš visokios įrangos prisisiuntęs čia mėgintuvėliai, kokios išlangos, gražiausia žmona pasidėjęs, dvasinis mokytojas, muilo pavyzdys, nosį papūst. O čia dar tiek visokių šlangų, mėgintuvėlių, laboratorinės svarstyklės, chemikalai. Buteliukai. Va, atsivežėm daiktų vienai nakčiai. Kėdutė, patalynė nauja. Dar čia dėžė, čia. Kūdikis pardasi. O čia mano gražiausia žmona sako, kaip gerai, kad mes turim kur atvažiuot. Ir sako... Čia yra geriausias variantas iš visų, kurie yra. Ir... Žiūrėk, visiems geriau. Kaip važiuoti, jeigu čia yra geriausia. Gerai, pasakyti, žiūrėkit, žmona kokius perka. Gerai, pirkau aš į lauką, kadangi kaip ofūrė žmonės maudosi, mes visą laiką paliekam tokius halatus. Kai eina į lauką žmonės, tos halatus numeta ant žemės. Ir galbūt tai yra nepatogu. Tai va, tai čia tokis paprasčiausias variantas prie namo pritvirtinti, o čia tokie jau įmantresni. Bet šitą galbūt galvoju, gal viduj visgi naudoti. Šitą? Tai va, galima tokį. O, kitas reikalas. O čia žiūrėkit, ventiliacija įjungta, dirba. Va, kondensatas biškis susidaro. Taip ir turi būti, kad karštas oras susiduria su šaltu, iškart kondensuojasi. Dėl to nuolydis padarytas į lauką, net gal bėga. Svečiai fūrų naudojasi, buvo minus 20. Vanduo garuoja, dar šiltas. Prieš 3 dienas pilta. Jie tau patinka tėčio laboratorija, ką? A, graži? Graži. Na, biškį apsipirkau ir gražau dirbt. Auklė. Kati. Žmona išleidau nagų tvarkyto, mes jau 3 parą sėdėm, bet jau sakiau, šiandien reikia pradėti dirbti kažką. Tai gal skidelį pasistatysiu šiandien. Pamaina baigėsi mano vaiko priežiūros, tai dabar einu ieškoti elektros kabelį. Turėjau čia nuo seniai nusipirkęs ir jis čia yra, kažkada naudojau kaip prailgintoje ir jis čia eina. Bet tenai rozetį tikrai užteks. O žiūrėkit, kai turkas atsisėdęs, sėdžiu lotose ir va čia ramiai pasidėjęs susirinksiu visą skidelį. Tada jį prisuksiu čia ir pajungsiu šitą kabelį. Čia savotiškai viskį improvizuoju, bet truputį apie elektrą suprantu. Nepakankamai tiek, kad galėčiau jum vesti, bet, suprantu, kad yra laidai, tik jų nelies, krato. Esminis momentas, ką aš darau, nuotekio relės pastatau. Kad jeigu kažkur paliesite pakratys, nuotekio relė išjungs. Ant kiekvienos fazės po nuotekio relė. Taip, kad nebus jokių neįtikėtumų. Žiūrėkit, kas čia miegojo. Mes čia atostogaujam. Aš einu naktį čia miegot. Ir man čia labai fainai, filmus pažiūriu, iš anksto įsirašau. Nes čia nėra interneto. Čia lova. Nes toj vietoj dar yra ryšys, kad prisiskambint galima. 0 padalų, bet prisiskambint galim, kad žmona nebijotų. Super atostogos gavosi, žiauriai smagu, jaučiu kaip namuose. Nes šiaip rytai tai trobeliai pabūnam. Dabar jau čia 3 naktį nakvosim. Ir kad jau čia į 3 dieną nieko nenuveikti, tai va. Surinkau skydą, visiškai primityvos. Viskas labai paprastai, tik tai reikia pajungti dabar šitą pastatyti. Čia kažkokias nesąmonės palikau, kad šitie būna atsikerpi, paskui supranti dar, kad reikės vieno saugiklio, paskui dar vieno ir vis naują kerpi ir vis trūksta. Tai kad taupyti, iškart čia pasilikau 3, čia pasilikau 2 papildomai. Čia bus karšto vandens ruošimas 25 amperų momentinis šildytuvas ir čia šildymas, tai 10 amperų 2,3 kW, bet realiai tai naudosiu iki kW šildymui elektriniam. Per akis čia pakaks, planuoju infraredą, bet dar neradau tokio, kur man patiktų. Čia rozetės, apšvietimai, bla bla bla, ir dar čia visokių atsiras gal reikalų. Ir va, bėgelis pirmą prisukau, kadangi jau neprieisiu. Tai čia va visur silikoną sutepiau, nes čia ta tarpinė 3 mm jinai nėra tobula visur, gal ne visur prisispaudė. Ir tam, kad pilnai išnaudoti šitus sendvičius, turi nebūti skilių. Duosiu pavyzdį, kaip padangų yra. Padangą pripūtė, nauja padanga, nauja visiškai, bet yra kažkur skilutė, ne? Ventilis, pavyzdžiui, mažas skilutė. Pripūtė, kas vyksta, slėgis didžiulis yra ir pabiški išeina net per mažas. Lygiai taip pat nauji, girdi sendvičiai, 10 comų ant lubų, 12, pilnai čia pakanka šilumos, beveik 20 cm vatos atstoja. Kažkokios kelios skilutės, neleis efektyviai jų išnaudoti. Per daug keisis oras. Oras turi keistis ne per skilutės, o per ventiliacija.
Dar tobuliau, jeigu keičiasi per tą, kaip jie vadinasi, kur taupo šilumą, kur ten išeina šiltas oras, pašildo įeinant į šaltą, bet čia rekuperavimas, čia taip sakyti. Ne apie tai eina kalba, čia negyvenamas namas. Bet vis viena, kad efektyvumas būtų geras, tai va tos tarpukus su silikonu praeina ir visiškai būna iš visur išdažyta. Ir va čia mes matom, lubose yra brokas, čia tarpas toks neturi būti, turi būti va toks visiškai suspausta. Ir čia suspausta tikrai sandaru. O čia, jeigu netingėsiu, rytoj parodysiu, kas vyksta, čia patenka drėgmė, drėgnas oras į šitų dviejų sendvičių sandurą ir jis ten sušalęs kondensuojasi ir čia yra taip labai gudriai padaryta, tokie bėgeliai, kad jis nubėga lauk. Ir parodysiu, kuris bėga, taip įtariau, kad tai bus. Tai šitą vieną irgi tikrai reikia sutepti. Tai va, esmė yra jos gerai suspausti, čia irgi galim silikono, čia silikono ir visiškai tada sandarų, visiškai 100% maksimaliai išnaudosi elektrą, kuri čia ir šildys. O kodėl elektrą? Nes investuok ten beveik štuką eurų į oras, kuri kondiškė žiauriai geras dalykas, bet nemažai elektros naudos, tai aš galbūt, jeigu kondiškės reikės, tai pasidarysiu kaip ir trobelį nuo gręžinio šaldomą, kur neima elektros ir kainuos tik tai iki 200 eurų. O štai šildymą, manau, va, su tokiu. Aš įsijungiu ant 1 kW, jis kartais sudirba ir čia nevaloma dirbti kaip karštą. Taip, kad tikrai yra šilta, netgi kai buvo čia -20, nakvojau, nieko, iš vis jokių problemų. Todėl manau, kad čia 1 kW šildymo, tuo metu, kai esi infraredas šiltai šildo, o kai nesi, palaiko, kad neužšaltų vamzdžiai. Man atrodo, čia geriausias sprendimas, pigiausia investicija ir visą laiką gali pakeisti jau, jeigu nori oras įsidėti. Oras yra žiauriai nemalonu, nes jis pučia vėją. Čia taip reikės, jeigu kažkokią chemiją darai, tai čia reikės prasitesti nuo ventiliatoriaus vamzdžius, čia gal traukos spintą pasidaryti, kai užmaišai kažką, čia garai visokie nuodingi, kad gartraukį specialus sutrauk. Laboratorijose tai vadinasi traukos spinta. Nieko blatno, bet tam, kad neuostytų kažkokių reiškinių. Nesąmonė, kad durelės neuniversalios, tik į tą pusę atsidaro. O, resaiklinau kiek daug kabelių. Čia yra žiauriai fainas variantas. 2,5 kvadrato, 3 kabeliai lauko šarve. Kažkada naudojau kaip prailgintoją, su tą mintim iškart pirkau tokį, kad bus galim čia išvedžioti. Va tokias išorinės rozetkas pastatysiu, netgi čia su mygtuku, jeigu reikia. O taip gal padarysim. Čiukšt. Tai va, hopt, čiukšt. Čiukšt ir čia rozetka. O, matai, visur sausa, išskyrus šitą, kaip ir sakiau, ten viduje kondensatas kyla, nes šitas plokštis blogai sustumtas. Patenka į vidų ir čia, matai, kokį daro. Bardaką čia reikia augot, o visą kitą liuks. Metus laiko galvojau, kaip čia tą, pažiūrėkit, kiek čia purvo prisirenka. Tai va, pakėliau. Tikiuosi, kad per svorio centrą ir dabar tą stiklą ištrauksiu. Oi, eik savo, negaliu patikėti. Wow. Pagaliau. Wow. Prieka čia valgai. Patinka? Marmaluzas. O, prašom, 10 rozečių pastatyta. Va, viskas veikia. Mygtukas net yra. Čia 5. Ten 5, va, paprasčiausiai bėgeliai. Ir eina į skidelį, skidelį va suradau kaip padaryti, kad užsidarytų, tik užrašas atvirkščiai. Bet patogiai atsidaro per nuotėkėlę. Viskas įeina, vietoj kirtiklio, kokia tai čia nesąmonė sakysi, tačiau gera optimizacija. Sveikia 25 amperų kirtiklis ir tuo pačiu jisai apsaugo, jeigu kažką krato, jis išjungia iš šitų elektrą. Vamzdelė aišku prasitęs. Čia irgi jis rozetė, tik tai čia apačioj bus, nes čia stalas darbo. Ir lygiai taip pat jie prasitęs va čia ir čia kažkas pasidės, bet kai jau žinosiu, kas čia bus, tai tada ir padarysiu. Čia toks yra privalumas tokio modulinio, kad aš nežinau, ko man jeigu jie reikės, vienokio kitokio dalykų. Yra viskas prieinama, tvarkinga, atsidarai, pasidarai, ko tau reikia. Turi modulinė statyba. Puikiai viską prisiuošiau, šitas tai nesmirda. Viską ten išdažiau, tulika vadinama.
Bet esmė tame, kad jau viską apėjau silikonu šiandien, tai... Anas kaip smirda, braž, galva apsvaista. Va tokie čia pas man yra sandarumai, va šitos skylės, tai tikrai tarpinė jos neuždengia ir jinai tokia kaip eina ir išeina lauk. Nu, nejutau, kad čia kažką labai pūstų, bet visą šitas užvariau, šitas irgi visur pabaigiau, sutepiau, dabar su silikono darbais tai liko šitus tarpus užvaryti pilkai. Su dažymo darbais kaip ir viskas baigta. Susikomplektavau virtuvę. Čia kaip ir ne gaminimui maisto, bet muilo gaminimas tai labai panašu yra į maisto gaminimą, nes ten podai, verdimai, maišai su virtuviniais indais. Patogiausia man būtų va čia virtuvinį komplektą šmaukšt. Šitie visi pasislėps nuo jo. Bet paskaičiavau, jeigu su stalčiai 710 eurų. Braš. Aš nežinau, iš kur čia iškapštyti. Bet dar gerai pagalvosiu iki pirmadienio. Langus radau apie 300 su kapeikom, kainuos 4 vienetai 2 varstomi. Iš išorės pilki, langai, virtuvė, darbo stalas eigoj, kur atsisėdęs ir viskas. Ir galim pradėti čia virti muilą, sukurti pačią geriausią formulę, išgryninti. Tačiau kaip ir turiu formulę pasidaręs galvoj su keliais eksperimentais, bet reikia dar atlikti labai daug eksperimentų. Kažkada video jau bus ne apie strojkę, o apie chemiją ir virtuvės nuotykių. Čia vadinsis Sankirtano virtuvėlė.